First comment about the game. I feel like it was just an up and down game for us at the beginning. In the first half, we're very inconsistent with our defensive intensity. And our third quarter, with about 4 minutes left, we switched it up and started diving on the ball, really turning up the intensity on the defense, started locking in on the game plan, and which carried us to the victory. Does anyone have questions? You already asked the questions, Yeah. okay, so you can go. Thanks, Coach. Okay. Thank you. Enjoy day off. So let's move on to the coach's comment about the game. Angliškai, jo? Okay. It was a really high-level game. A lot of physicality, a lot of contact, a lot of tough shots from both teams. We saw a lot of talent on the game, a lot of crucial shots. I respect opponents a lot. They're in really good shape right now, both in the Italian league and then here. It's a big win for us, and I'm proud of my team because in crucial moments of the game, the turning point was, like Savion told, 50-50 balls and big stops, which we managed to make, and we were much more better than in first game away. Does anyone have questions about just the Klausimų? Ten irgi paminėtos 50 kamuolius, ar ne, bet atrodo, kad Rytas buvo visą mačą kontroliuojantis, nesugebėjo taip uždaryti rungtynių, ko galbūt pritrūko per tą reguliarų laiką, sakykime, susiraikyti ir išbarstytas persvaros susidėti šitą kėlinį. Antri šansai jos laikė rungtynėse ir labai sunkus metimai, dėl kurių mes niekada per daug nesijaudinam. Netgi tranzicijai tokius off-balance, tos vadinamus metimus išsimetė, pataikė, bet šiandien laikėme savo komandos kultūros, kad mes nekvitinam niekada, nepasiduodam ir sunkiausiais momentais buvom kartu ir ataka po atakos kantriai statėm ir pasistatėm tą pergalę. Kaip jūsų akimis tas paskutinis Seivino flago metimas atrodė? Tikriausiai tas irgi Denis buvo Jonas, bet ar kažkas kita buvo? Panašiai kaip ir Cassius Winston metimas. Buvo labai žiauriai sunkus metimas, kaip ir sakiau, šiandien rungtynėse buvo labai aukšto lygio ir daug tų labai sunkių metimų, daug talento, talentingas žaidėjas Winstonas, bet Savionas taipogi yra toksai. Kaip komanda užkurt, kai tie logiški metimai vienas po kito, iš Winstono ir iš kitų, ir tas paskutinis, aišku, Winstono praėjo pro Margerį ir toks nuo vienos kojas. Kaip komanda motyvuoti toliau, kad čia dar nėra blogai, bet ir negalim perlaužti? Nėra čia ką šnekėti apie motivaciją, tai yra pirmos vietos pogrupėje rungtynės. Ir čia nereikia net nieko kalbėti, žaidėjai buvo visi šiandien pasiruošę ir žinojom tą kainą ir pastarąsias kelias dienas labai gerai padirbėjom. O mes jau tokie esam, kai gerai treniruojamės, tai atsinešam tą į rungtynės. Ko nebuvo Emilija Redžijoje išvykos rungtynėse. Tai čia ta istorija kartojasi ir nežinau, kada mes tą pamoką išmoksim. Pirmam kėlinį buvo tie Andrėjų šansai jų, bet antram kėlinį atrodo apibėginėja jūs. Kaip čia tos skirtingos problemos taip komandai? Gera komanda turbūt. Ir sakau, bet mes šiandien žaidėm tikrai žymiai geriau abiejose aikštelės pusėse, mes davėm žymiai daugiau kontakto, mes buvom protingesni atakuojant faje, mes atsirinkom teisingesnius taikinius, o kad varžovai turės atkarpų, nu tai faktas. Nebuvo jos tokios labai skaudžios, labai tokios išryškintos, bet nežinau, šiandien visas rungtynės jautėsi tas tikėjimas, kad laimėsim, net kai buvo tas -2, tas taimautas, buvo geri veidai, ėjom dėl pergalės. Dar klausė žaidėjo ir 2 ir 3. Tai realiai Margo paliko man pečių jo sprendimą, jisai pasavo kamuolį ir jisai sprendė, kam tą duot kamuolį. Ar Stevenui, ar Džeivonui, ar Radzevičiui, ar Savionui. Savionas turbūt buvo paskutinė opcija. Kiek vaikytės tas persvaras, nes atrodo ir varžovo treneriai techninė pražanga, +8 turit, bet tada vėl prasileidžia taškus, tada pabaigoje Radzevičius puolime atkovoja kamuolį, irgi meta flauterį, nors galbūt buvo galima tritaškį kažkot. Kiek vaikytės tas persvaras? Žiauriai, tai mes Rūbiniai priminėm žaidėjams 2 metai atgal Manresui, mes pralaimėjom rungtynės 12 taškų ir jos labai stipriai atsiraugė mums. Tai kainavo mums top 8.
nes tik per plius minusą nepatekom. Taip ir dabar Emilio Redžiai galėjom gauti rungtynės 4 taškais, pralošėm 10. Ir taip jau čia viskas dėliojasi, kad greičiausiai mes pateksim toliau. Ir norisi žaidėjams tą priminti, kad toliau seka tas formatas, tas pats plius minus, tas pats kiekviena ataka kainuoja ir turim tas pamokas kažkaip rimčiau pasižiūrėti. Tas formatas, kaip ir aiškiai sakot, bet turbūt klausimų Rūbinui buvo labai daug. Kaip dabar dėliojasi, jeigu netyčia Vroclave nepasiseka pasiekti pergalės, kas tada dedasi? Viskas mūsų rankose, privalom Vroclave laimėti. O jeigu kažkaip nelaimim, tai pagal FIBA taisyklės pratęsimas skaičiuojasi, Eurolyga nesiskaičiuoja, tai nenoriu per daug čia šnekėti, bet 90% tai yra taip, kad pratęsimas skaičiuojasi, mes pralaimėjom 10, mes laimėjom 10, su jais esam lygiai ir dabar šiuo metu mes turim plus 48 iš kitų rungtynių nešamės. Tai jeigu mes kažkokiu būdu pralaimim, o jie laimi, tai 2 komandas turim po 4-2. Bet mūsų plius minus tarpusavį tas pats, bet prieš kitas komandas mes esam labai prisistatę to daug skirtumo, tai va tokia ir ta situacija, bet čia turim viską kontroliuoti patys, nuvažiuoti, išsispręsti ir nelaukti tenai, kas ten žino, gal Emilio Redžio namuose 56 laimės taškais. Rytas tokia situacija būna, kai viską kontroliuoja, labai įtampos būna ir labai sunkios būna, bet jūs išvykos rungtynės. Kaip komandai, nežinau, užsikurti, kad nesubirėti prieš tą lemiamą mačą, nepaslysti? Svarbiausia, komandos kultūra sako tai, kad turim mes bildinti toliau mes turim tobulėti kiekvienas rungtynėse, turim mokytis iš klaidų, adjustinti kažkokias problemas, jas spręsti. Ir panašiai, tai įtampos visą laiką jos yra, bet nieks neduos jos daugiau negu patys savo. Savjonas sakė, kad ne vakar krepšinio žais pradėjo ir kad jam čia nieko labai ypatingo, o jums per sekundę žaidimo laiko yra tokių sumišusių emocijų išgyventi, kada tekia. Nieko nėra, kas liepti, emocingos rungtynės, kaina didžiulė. Kaina didžiulė, išgyvenimų daug, sveikata nuo to negerėja, bet niekam neįdomu. Klausiau to paties ir varžovų komandos trenerio dėl to pratęsimo ir taškų santykio, ką jūs irgi paminėjot, kad Eurolygos jis nesiskaičiuoja, FIBA skaičiuojasi. Aišku, dabar palanku tai išėjo į naudą, bet apskritai kalbant, kaip manot, ar tai yra logiška taip skaičiuoti per pratęsimo taškus, ar tai būtų Eurolygos sistema? Tai taip išeina, mes tada lygiosiam šiandien baigiam. Man tai nelogiška, pavyzdžiui. Tai tada išeina šiandien 0. Mes išplėšėm pratęsimą ir per pratęsimą laimėjom, pasistatėm persvarą. Jie kovoja dėl kiekvienos pozicijos, dėl kiekvienos atakos, mes kovojom dėl kiekvieno kamuolio, dėl kiekvienos atakos. Man tai čia viskas daugiau negu logiška. Aš suprantu, kur kitos lygos eina, kad žiūrovui nebūtų to tokio kentėjimo žiūrėti, kai viena komanda dirbtinai daro tą pratęsimą. Tai čia dėl to ta taisyklė buvo sukurta. Šiandien viskas vyko natūraliai. Bet čia ne aš turiu tos dalykus spręsti, ne aš čia sprendėjas. Yra žmonės. Aš dar be ketvirto kėlinio pabaigą norėčiau paklausti, prie -1 jūs išleidot Martiną Polikeną, reikėjo apsiginti, bet tada apsiginėt ir negalėjot išleisti Greivso, kuris tuo metu buvo ant bangos. Kaip jums kaip treneriui sudėtinga tokius sprendimus priimti, kai žinot, kad rizikuojat kažkiek, nes negalėsite išleisti geriausią puolimo žaidėją, bet jau tuo metu? Mes Martiną taip leidžiam dėl gynybos, nėra ką slėpti, bet yra kitas ballhandleris, kuris spręs tada tuos dalykus. Tai čia ne problema, turim tam tikras schemas puolime, ką darom su Martinu, kaip jį išnaudojam, tai čia ne problema, tai tikrai jis padeda ir mums ir puolime. Jis, man atrodo, šiuo metu yra daugiausiai rezultatyvų perdavimų turintis žaidėjas komandai. Sargiūnas kokių problemų turi? Jisai sirgo, šiandien tik tai grįžo į komandą iš lovos, tai reikia jam atsigauti, grįžti į formą ir gaila, kad jis taip iškrenta, bet ir labai reikalingas mums, bet ką darysi. Saugo turim sveikatas. Šiandien trenerių Ąžuolas nuo ketvirto kėlinio vidurio nebežaidė. Kaip galėtumėt šitą sprendimą paaiškinti, ar kažkas netiko rungtynėm, kad gale ar... Žiūrėkit, mes rungtynės laimėjom ir nereikia nieko diginti, kas kažkur žaidė, kas nežaidė. Žaidė gale tie, kas labiausiai tiko šitom rungtynėm, kas geriausiai buvo kovodami dėl tų niekieno kamuolių, nes tai šitos rungtynės buvo apie niekieno kamuolius.
kas paims, kas nugrius, kas dviem rankom tą kamuolį pasims, kas ankstyvesnį boksautą pasidarys. Tai buvo žiauriai fiziška kova ir žaidė žaidėjai rungtynių pabaigoje tie, kas daugiausiai jos tos smarvės turėjo tose mūšiuose. Ten buvo daug kūno į kūną, ten buvo daug taškymosi viens į kitą, teisėjai tą leido ir tinkamiausi žaidėjai šios rungtynėse, jie ir užbaigė rungtynės. Vytis Masiulis turėjo kovoti kamuoliai puolime ir turbūt vienas iš tų buvo, kuris krito ant parketo ir Dedas koridoriuje dainavo, kaip skraidė Masiulis ant parketo. Apie šitą vyriškio pastangas, kiek jos buvo, sakykim, svarbios ir va tos 55 kamuolius susirinko. Labai gerai šiandien papildė vienas kitą ir Stevenas, ir Masiulis, labai skirtingi žaidėjai ir labai didelis galvosūkis yra varžovams, kaip spręsti, kaip ruoštis. Jie daug laiko praranda namų darbus darydami, ruoždamiesi šitiems dviem skirtingiams žaidėjams ir žiauriai džiaugiamės, kad šiemet taip gaunasi, kad Gytis žaidžia savo natūraliai pozicijoje 5 ir jo ilgos rankos, jo ta oslė, kur tas kamuolys eis, tai žiauriai šiandien mus patempė ypač lemiamais momentais. Laisvadienis iš anksto buvo suplanuotas nepaisant rezultato ar priklausomai? Paprastai po tokių mūšių, po tokių rungtynių vis tiek žaidėjai apsidaužo vėlyvos rungtynės, tai paprastai mes taip darom. Sekančią dieną rungtynės, nebent tvarkaraštis labiau suspaustas, tada mes ateinam kažkiek tik tai arba video pasižiūrėti, arba kažką be kontakto lengvai prasivaikščioti ar recovery pasidaryti, bet šiaip paprastai laisvadienis. Atstatyti komandą sekmadienio mūšį? Visų pirma, laukia penktadienis, šeštadienis 2 labai svarbios treniruotės ir mums yra svarbu, kaip mes treniruojamės. Tai žiauriai susiję, o emocijos, tai mes į Kauną vis laik mėgautis važiuojam. Dar bus klausimų? Be jokios įtampos, be nieko. Ačiū. Ačiū. Ačiū.